čia nėra nieko sudėtingo. Paprasčiausias padarimas. Varinis vamzdis eina per vadinamą spiralės principų tokių ir vanduo pratekėdamas vanduo per visą šitą sistemą nuima šilumą nuo freono. Freonas eina, pavyzdžiui, karštas vanduo, tai yra karštas freonas eina per šitą poziciją, prasideda nuo čia, kyla į viršų ir grįžta. Jokio čia skirtumo, kaip padarysit. O vanduo eina per šitą. Čia galbūt yra apversta, dėl to taip rodiklis. Tai greičiausia, kad yra apversta. Tai vanduo tekėdamas į šitą poziciją, čia šaltas pareina, atvėsęs, tai yra iš radiatorių, vanduo eina į apačią, nusiema šilumą nuo freono ir grįžta čia. Išeina karštas, jau išeina į šildymo sistemą. Ir viskas.